Tai naudodamisi progą norim pakalbėti apie saliklinių miežių auginimą kartu su daktaru Juozu Semaška. Na, visgi žemdirbiai augintojai vis klausia technologijų, vis per seminarus. Na, ir nusprendėm, sakykime, pereiti auginimo technologiją, pagrindinius aspektus, na, tiesiog pasidalinti tą savo praktiką, kurią esam sukaupę per eilę metų. Taigi, saliklinių miežių auginimo technologija 24 metai. Na, visi mes žinom, kad kiekviena ūkinė veikla laukose, na, jinai įtakoja dirvožę. Visų pirma, klimatas keičiasi ir mes turim prisitaikyti prie dirbos, pasirinkti kitokius dirbo paruošimų būdus ir dabar yra vis linkstama ir einama į minimalų dirbos dirbimą. Kitas labai svarbus yra augalų rotacija ir salikliniai miežiai arba vasarinių miežių auginimas saliklui. Pakalbėsim, kuo skiriasi, sakykime, vasarinis miežis ir salikliniai miežiai, tai ten kokie ten skirtingi aspektai. Bet yra labai geras sėjomaininis narys salikliniai miežiai, kurie sėjami pavasarį. Na, sėjos laikas taip pat įtakoja, sakykime, veiklą laukose. Tręšimas, na, čia užbėgant už akių turbūt reikia pasakyti, kad auginant vasarinius miežius saliklų arba saliklinės veislės, čia mes skiriasi ženkliai tręšimas, na, ir yra šiek tiek pigesnė augalų apsauga. Na, kalbant apie planelį, nuo ko reikėtų pradėti auginant saliklinius miežius, tai yra pirma, tai yra veislės pasirinkimas, kad būtų tinkamas saliklo auginimui, lauko parinkimas, aišku, čia reikėtų parinkti tos laukus, kuriuose, na, gerai auga žieminiai kviečiai, derlingus dirvožemius. Na, sėja ir sėjos terminai čia yra labai svarbu. Yra, na, jeigu auginant vasarinius kvietukus ir saliklinės miežių veislės, tai miežius reikėtų auginamus saliklui pasėti žymiai anksčiau negu vasarinius kvietukus. Na, abijotinis streso valdymas, mes matom, kad ir klimatas keičiasi, tas įtakoja visokius neigiamus poveikius augalų vystymusi augimui. Kaip minėjau, tręšimas NPK, azoto normų tinkamų parinkimas auginant vasarinius miežius saliklui, apsauga nuo piktžolio, apsauga nuo išgulimo, apsauga nuo ligų ir, na, toks paskutinis, bet yra labai svarbus, tai yra, na, anglies dvideginio emisijos valdymas, kadangi tai yra labai svarbu išsaugoti organinę anglį, kuri yra reikalinga augalų augimui ir vystymus. Na, pasirenkant veislę, pirma, tai kad būtų saliklinė, na, nekaupianti azotą, na, šnekant apie veislės, kurios yra tinkamos saliklo auginimui, na, šiai dienai jos tikrai duoda aukštus derlius, na, ir jos nelinkusios kaupti azotą, to paseko jos yra derlingos, stambiagrūdės, na, tai ko jeigu žiūrint, sakykime, auginant vasarinius miežius saliklų ir, sakykime, supirkėjai arba saliklo gamintojo akimis žiūrint, tai, na, ūkininkui svarbu yra derlius. Tai ūkininkui svarbu, kad būtų stambus grūdas, kad būtų pasiektas aukštas derlius, na, o saliklo gamintojai yra kiti dalykai, kad kokybiniai parametrai. Taip, parametrai, kad sakykime, sudygtų greitai, kad sudygs tik tai stambia grūdė. Na ir, aišku, Syngenta pasižymi to, turi stiprią selekciją ir maždaug, na, apie 20 milijardų litrų alaus išverdama iš Syngentos veislių šiai dienai. Vėlgi, ta visa istorija, na, pirma selekcinė stotis, nuo kurios prasidėjo saliklinių miežių kūrimas, selekcija Syngenta, tai buvo įkurta Jungtinėje karalystėje 79 metais, na, pirma veislė Optik, bet jau sustokim ties NFCTipil, Quinch Propino, tai tos veislės, kurios pirma atėjo NFCTipil, Quinchas, Propino, taip, ne per didelių laiko tarpsnių viena nuo kitos, bet jos jau buvo žinomos. Na, kitas dalykas buvo
buvo tokie laikai, kai tos 3 veislės Tipl, Quinchas ir Propino, na, Lietuvoje kaip yra vienas didžiausių gamintojų, salyklo gamintojų Vikik Malt, tai jos užėmė viso poreikio, sudarydavo apie 85% poreikio, užpildydavo šios 3 veislės. Na ir einant toliau, Laureatė tai yra viena iš paskutinių veislių, kurios sėkmingai prigijo salyklo gamyboje. Na, taip pat vėliau pamatysi, kad tai ta veislė yra tinkama ir distiliavimui. Taip, kad yra tikrai didelė veislė, sėkminga veislė. Na ir jeigu taip pasižiūrėt Lietuvoje, kaip yra apie sertifikuotos sėklos kiekiai, kokie pagaminami pagal veislės, tai Laureatė vis dėlto metai iš metų, nuo 21 metų maždaug, apie 36-40%, sakykime, išlaiko, tai reiškia, tai parodo, kad ta Laureatė yra paklausi, kad Laureatė jinai paklausi ir salyklo gamintojų, ir aludarių tarpe jinai paklausi. Ir ūkininkai ją priima dėl derliaus. Taip, ir derlinga, ir sakykime, ir atspari daugeliu lygų, tokia, stabili. Na ir aišku, čia kitos, taip pat vienas niekada nebūsi rinkoje, bet yra ir kitos veislės, kurios tinka salyklo gamyboje, taip kad, čia tiesiog konkurencija į naudą. Čia porą skaidrių gal parodysim apie kokie giderliai. Reiktų pasigirti, kad po Laureatės įregistravimą arba įtraukimą nacionalinius sąrašus visų Baltijos trijų valstybių Lietuva, Latvija ir Estija. Laureatė patapo buvo pasirinkta kaip standartinė veislė. Tai matom nuo 18-21 metų rodo aukštų derlius kaip standartinė veislė. Ir ta tokia veislė, į kurią turbūt verta lygiuotis. Tai yra tik tai toks garbingas rinkos standartas. Laureatai ir 22 metais ūkinio vertingumo tyrimuose išlieka pasižymė aukštų derlių, vis tiek yra tarp kitų standartinių veislių ūkinio vertingumo tyrimuose, vėlgi jinai tvirta, stipri veislė. Čia paimta iš Kauno veislių tyrimų stoties ūkinio vertingumo tyrimų rezultatai registruotų ir neregistruotų veislį. Vėlgi matom, kad, sakykime, Laureatė išlaiko savo aukštą derlingumų potencialą ir čia kita veislė, žaliai pažymėta SV Solar, kuria tikimasi, kad jinai irgi bus vystoma kaip salyklinė veislė. Taip kad, žiūrint į šią skaidrę, tai ūkininkai turi pilną pasirinkimą, sakykime. Čia ne visos yra salyklinės veislės. Taip, Jozai, taip, ne visos, bet jeigu žiūrint, žinoma, ūkininko Amidalas, Leksė ateinanti, Prospektas yra jau girdėta kaip ir salyklinė. Tai iš principo, pasirinkimo bus, ne tik Laureatė, bet iš principo tai taip, kad yra svarbu. Turbūt ūkininkam reikėtų pasakyti, kad šiandieną yra svarbu pasirinkti salyklinę veislę, jeigu nori auginti miežius, ir tik tai skirsi tam tikri technologiniai aspektai. Tada tu turėsi 2 šansus, sakykime, ją parduoti, jeigu aukšti baltymai kaip pašarinė. Taip, jeigu neišlaikomi kokybiniai parametrai, tada galima sėkmingai parduoti tik kaip pašarinius grūdus. Taip. Tas yra labai svarbu. Čia porą tokių aspektų iš veislės savybių, iš duomenys paimti iš registravimo metu. Mes matome, kad baltymai 11,2, reikėtų pasakyti, kad ūkinio vertingumo tyrimuose tai tręšimas nebuvo taikomas kaip pagal salyklinį, bet bendras vidurkis tyrimų metų 11,2 baltymai, derlingumas yra pasvalio dar labai aukštas, stambumas, kas yra svarbu, 2,5 mm sieta, nes reikalinga stambiagrūdė veislė. Tokie pagrindiniai, matom, kad atspari išgulimui, nėra linkusi išgulti. Be abejo, aišku, augimo reguliatorius naudoti reikia, bet tai yra atsparoka veislė. Ir nuo lygų matom, kad miltligė, kad vėl, sakykime, tokia yra ganėtinai stipri. Ir čia paimta, sakykime, palyginta aukštis atskirų veislių. Tai aišku, tas skirtingai priklauso nuo metų ir aukščiau ir žemiau, bet maždaug apie 70 cm. Jos toks yra vidutinis aukštis, gali vienais metais aukštesnė, žemesnė.
Bet su kitom lyginant vis viena jinai nėra ta aukšta ūgio, kad būtų. Ne, turbūt jo, reiktų pasakyti. Kas apsprendžia, aišku, jautrumą išgulimą. Ir labai graži varpa, kai žiūri, sakykim, tokia, jinai, tokia, graži, tokia stambus grūdai, tokia labai, aplamai miežiai yra gražus augalas, turbūt gražiausias iš visų javų. Va, ir čia vėlgi standartiniai veislinių miežių tyrimai 2023 metų Kauno veislių tyrimų skyriaus paimta, mes matom, kad atsparumas išgulimui 7, reiktų skaičiuojame 1 nuo 1 iki 9, kuo didesnis skaičius, tuo jinai atsparesnė išgulimui. Miežiai tyrimo metai 7, vidutinis aukščio apie 74 cm. Matom, kad jinai vis tiek yra tokia vėlyvesnio tipo, bet turbūt Juozai, jeigu vėlyvesnio tipo, tai nėra kažkoks minusas, ne? Ne, tai leidžia būtent tą derlių išauginti. Ir jeigu jinai sveika, išlieka ilgesnį laiką ir vegetacija yra ilgesnė, tai tada ir derlių galima gauti didesnį ir kokybišką derlių. Ir kas svarbu yra, sakykime, visos panašios, bet tas sieto testas išsilaiko 94% ant 2,5 mm sieto skilučių neprabyra. Tai irgi yra labai svarbus parametras, sakykime, ūkininkui iš derlių pusės, bet kad išeiga didesnė, mažiau lieka to tokio pašarinio, tokių, sakykime, likučio, o iš salyklo gamintojo, tai kad jinai, sakykime, jinai labai vienodai sudygs, gerai sugers vandenį. Ir čia paimta, sakykime, iš AHDB pasiskolinta skaidrė, kaip jos ūkinį vertinimą. Tai vėlgi matom, kad laureatė, vėlgi jinai, yra kaip... Anglijoje rekomenduojamas veislius auginti. Taip, jinai irgi pasižymė, sakykime, tom pačiom savim, ką mes minėjome. Aišku, metai nuo metų gali skirtis įtakos, jos laikas gali lygų išplitimui. Bet kaip matau, derlius iš tikrųjų vidurkį viršyje. Taip, čia rekomenduojama. Tai čia tiek. Ir labai svarbu, kad žiūrint, sakykime, kad veislės, jas yra, sakykime, organizacijos, kurios tyria tas veislės tinkamumą salyklo, alaus pramonėje, testuojas. Tai kaip, sakykime, Anglija yra Berlyne programa, Skandinavija yra Danish Preferit ir, sakykime, po jų testų, sakykime, taip tada salyklo gamintai, aludariai atsisuka į tas veislės ir pradeda žiūrėti, kad jos, vienokio tinkamos. Tiesiog pagal tinkamumą būtent sudaromas sąrašas. Taip. Ir mes matom, kad yra patvirtinta Danijoje 23 metam, matom, kad ir laureatė, ir RT Planet, artimesnis toks konkurentas jos, matom, kad čia viskas yra, tas yra labai svarbu pasiekimas. Jie sprendžia. Aludariai. Taip, aludariai sprendžia, bet čia tas toks pramoninis testas, kur tyria veislės tinkamumą salyklo, alaus pramonė ir salyklo alaus pramonė. Ir čia vėlgi tas skaidrė parodo, kad laureatė turbūt užlipus ant podimo, jau tikrai pasiekus tai, ką gali viso Europoje ir tai stipri veislė ir vis dar rodo aukštus derliaus rezultatus ir tinkamumą alaus pramonė. Kitas svarbus aspektas, kaip pradėjom, tai lauko parinkimas turbūt, Jozai, ne? Tai apie tą, sakykime, sėjomainą. Kaip sėjomainos narys, Jozai, tavo nuomonė, kaip pat vis tiek ir mokslinį darbą esi rašęs iš vasarinių miežių ir lygų, ir man gyvenime teko jį perskaityti daug metų atgal. Tai sakykime, ką tu čia dabar dėl to galėtum pasakyti? Lauko parinkimas, žiūrint į sėjomainą, tai miežiai visumoje, serga, bet tos lygos, sakykime, yra skirtingos nei kviečių. Aš nekalbu apie rapsus ir ankštinius augalus. Tai yra tam tikras barjeras ir stabdo tų lygų plitimą, sėjomainos rotaciją. Ir, aišku, yra kitas momentas, palikta dirvoje organiniai likučiai, kurie, sakykime, atiduoda azotą. Tai jeigu mes turim laukus, daržovės, cukriniai runkeliai, bulvės, gali būti, kad liks dideli kiekiai azoto ir aišku, tada labai reikėtų žinoti, kiek to azoto yra dirvoje ir
kiek tręšti azotų prieš sėją. Tai turbūt, jeigu prieš sėją, kaip čia net cukriniai runkeliai, kopūstinės daržovės, bulvės, tokios daržovės, kurios ir reikalauja didesnio azoto patręšimo, tai ūkininkas, jeigu nori auginti po miežius, kas labai tiktų po daržovių, žiūrint, jam reikėtų įsitirti mineralinį azotą pavasarį prieš sėją, žinot, kiek yra ir tada... Būtent dėl azoto klausimas, nes po daržovių visada lieka kakalio, kas yra iš tikrųjų reikalinga, nes geriau tada įsisavinamas azotas, tiesiog augalas turi sveikesnės sąlygas augti, miežiai tiesiog auga sveikesni, bet svarbiausia, kad nebūtų to azoto per daug. Ir šnekant taip, žodžiu, kaip sėjomainos narys, vasariniai miežiai auginami salykloje, ne, tai yra labai geras, lygos nuo kitų javų skiriasi ir bet kuriuo atveju tai yra neutralus narys, kuris neperneša ligų ir pats nepriima. Aišku, fuzariozė dirvoje tai be abejo ir žemkenčius gali pažeisti, kviečius ir miežius. Čia yra kita kalba dėl kalbėsim apie biškį toliau, eisim pašnekėsim apie pašaknio ligas. Dabar salykinių miežių tręšimas, tai yra skiriasi, sakykime, nuo vasarinio miežio. Jeigu taip žiūrim, tai, kaip minėjai Juozai, kalio, po daržovių lieka daug kalio ir pats, sakykime, fosforo kalio santykis turėtų 1:1. Imti tokių trąšą, kad santykiai būtų, sakykime, kalio daugiau. Šitas teigiamas rodiklis, kad po daržovių lieka daugiau. Ir sakykime, toliau, sakykime, jeigu einant po vasarinių miežių auginamų salyklų, laikantis to tręšimų santykio fosforo ir kalio, tai praktiškai labai gerai tinka ir žirniai pupos, ankštiniai augalai, einant toliau. Taip. Tai dabar čia tokia skaidrė visada rodom seminaruose, pasiskolinę iš profesorių Albino Šuliausko, kad kokią azoto normą pasirinkti. Tai mes, kai pradėjom tyrimus, Juozai atsimeni, buvom įdėję normas azoto 60, 90, 120. Ir atsimenu, kaip šiandien 120, tai parodė, kad tos veislas jos pradeda toj mėtytis ir linksta link, sakykime, azoto kaupimo, kas nėra gerai salykloje. Bet reikia pripažinti, kad veislės kito ir jeigu pradžioje buvo 30-40 kg azoto rekomendacijos, labai gerai, taip. Tai šiuo metu mes kalbam apie 80-90 kg. Ant kiek selekcija pažengus? Šiuolaikinės veislės visai gerai priima ir įsisavina. Gerai utilizuoja tą azotą, nekaupia baltymų ir taip toliau. Tai matom, kad geriausias, sakykime, fosforo kalio patręšimas veikliame 820 ir matom, kad prie 90 turbūt. Atskirais atvejais gali būti 100, bet taip 90. Ta norma, kuri yra sugeneruoja aukštą derlių ir nesukaupia azoto. Juozai, dabar sėjos terminai glaudžiai susiję su pradžia augalų apsaugos nuo ligų, beicai, tai gal dabar tu čia daugiau? Kalbant apie sėjos laiką, tai reikėtų orientuotis į ankstyvą sėją. Jeigu dirvoje temperatūra pakyla iki 5 laipsnių, jau būtų galima iš tikro sėti ir tai yra balandžio mėnuo. Iš principo, kuo anksčiau pasėjam ir kuo tolygiau sudygsta augalai lauke, tai tuo geriau yra įsisavinamas azotas ir aišku gaunamas ir derlius. Daugelis parametrų, įsikrūmimas geras būna ankstyvos sėjos. Todėl tikrai nereikėtų sėjos laiko nukelti jau į gegužę. Nes ir nesikrūmyja tie miežiai. Ir nesikrūmyja, ir azotą kaupia. Praktiškai, didelė rizika, kad tai bus pašariniai. Ir čia jūs nesuklysiu pasakyti, kad pasėjęs gegužę, tai iš principo tai augalas tiek gyvena pagal saulės spektrą ir gegužę jisai skuba palikti vaikus, skuba užauginti tą grūdą derlių ir jisai nelinkęs, sakykime, duoti dar šonį vaikų, kad, sakykime, sugeneruoti didesnį derlių ir mažiau baltymingą. Aišku, nereikėtų į šaltą visiškai dirvoje sėti. Jeigu temperatūra nesiekia 5 laipsnių, tai tas grūdas ilgai gulės dirvoje. Vienas dygs, kitas ne. Nes laukiai yra skirtingas gruntinio vandens aukštis
ir ten, kur aukščiau bus gruntinis vanduo, ten šalčiau, ten nesudygs, tai tada bus sunki priežiūra ir kokybė irgi nukentės. Tai aš sakyčiau, reiktų pasiekti iki balandžio 25, grubiai, taip sakant. Taip, turi normaliai įsidirbti dirva, turėtų paruošta būti sėklai, tinkamas bolis, 3, maksimum 5 centimetrai. Jeigu labai giliai pasiesim, ten irgi bus sudėtingos, tiesiog bus šalčiau, o dar dasidės, kad tai yra giliai ta įterpta ta sėkla, tai jinai, aišku, netolygiai dygs. Ir dabar tam, sakykime, sėklos paruošimas prieš sėjant jau, sakykime, pirmi žingsniai nuo augalo apsaugoj. Sėklos paruošimas, aš turbūt neįsiplėsiu, kad reikia, kad tai būtų išvalyta, kad tai būtų kalibruota, kad grūdai būtų vienodi. Bet kalbant apie pirmą tą augalų apsaugą, tokią augalų, tai aišku, beicavimas sėklos yra labai svarbus ir šitoj vietoj mes turim tas ligas, kurios tikrai yra aktualios miežiam. Tai be abejo pašaknio lygos, ankstyva miltligė gali irgi būti, priklauso nuo veislių, aišku, čia skirtingai, bet vėliau be abejo ir tinkliškoji dryžligė. Ir, sakykime, jeigu miltligė tai yra tikrai plintanti oro ir iš išorės, tai kitos lygos, ar tai pašaknio lygos būtų pagrindinė sukeliamas fuzarium grybų, ar, sakykime, juostuotoji dryžligė, kurie reta palyginti Lietuvoje, bet tinkliškoji dryžligė taip pat užkratas yra ant sėklos. Tai, priemonė stiprus, aš nekalbu jau apie dūkančias kūlės, kurios yra tikrai aktualios. Gal kokybėje grūdų nieko nepadaro, bet nuostolį tik derliaus. Nuostolį derliaus, sėkla užkrėsta, jeigu tai bus paliekama sėklai šitie grūdai. Ir beicavimas beicais kaip Vibrance Pro, Vibrance Star, iš tikrųjų tai yra tie beicai, kurie užtikrina gerą apsaugą, plus juose esanti veikli medžiaga sadaksanas duoda ir gerą raisišaknyjimą. Taip, tai mes tada paliesim. Geros šaknis, geras derlius. Ir aišku, paminėtos lygos, tai, kaip sakiau, dūkančios kūlės, jos tikrai tik tai per sėklą. Tinkliškoji dryžligė, jinai gali plisti per sėklą ir vėliau jau lietaus pagalba. Juostuotoji dryžligė, čia gali būti tokiu atveju, kad importuojant sėklą iš kitų šalių, gali būti užkrėsta. Tai pas mus nėra būdingas. Nėra būdinga, bet, sakau, importuotai tai sėklai gali būti šita liga. Ir dabar beicų veiksmingumas nuo dryžligių, pas mus tinkliškoji dryžligė ir dūkančių kūlių, tai mes matom, kad Vibrance Star tiek 2 litrai tonai, tiek 1,5 litro tonai užtikrina tikrai gerą apsaugą nuo pirmoje eilėje dūkančių kūlių, čia 100% efektyvumas. Ir nuo tinkliškosios dryžligės, kaip matom, 2 litrų tonai norma irgi beveik duoda 90% tą biologinį efektyvumą. Ir tai yra gera pradžia, kada mums nereikia galvoti apie fungicidų naudojimą. Taip, kai augaliukai maži dar, kad nereikia leisti pinigų. Kad nereikėtų išpurkšti ant dirvos brangų fungicidą, tai
beicas šitoje vietoje, yra ta... Ir turbūt Juozai sugretinus sėjos laiką su beicovus šeimos, Vibrant šeimos beicais, tai jeigu anksčiau pasėjęs ir gerai subeicuota sėkla, tai dryžligės tikimybė, kad ankstyvais vystymos tarsi nereikės. Tikrai nereikės. Mes iš patirties turbūt Juozai 95% atvejų, kad su salikinės dirbam, tai nereikėdavo labai anksti purkšt fungicidą, kai yra beicuota. Praktiškai mes kalbam apie bamblėjimo mojo, sakykime, 32 tarpsnį. Niekada jau reikėtų žiūrėti, ar neteina užkratas iš aplinkos. Ir, labai gerai rodo tą skaidrę, tą efektyvumą Vibrant Star, lyginant su standartu. Tai kaip matom, ir augalai sveiki ir vešlesni. O čia galbūt nematom čia lygų, bet matosi, kad silpniau vystosi. Tai irgi salykliniam miežiam tas yra svarbu. Svarbu išvengti bet kokį neigiamą poveikį augimui ir vystymus. Kadangi, aš taip praktiškai mąstyčiau, jeigu norim kažkaip pataisyti, paspartinti augimą, galim uždėti biškį azotą ir tas viskas pasikeis, bet mums reikia užauginti stambų grūdą ir kuo mažiau, kad būtų mažiau baltymų. Kad nesukauptų baltymus. Tai čia yra nuotrauka iš mūsų vykdomų Syngentos lauko bandymų tyrimų. Minėjai Juozai apie šaknį, įtaką šaknims. Labai gerai matosi skirtumas nebeicuota ir beicuota Vibrant Star. Tikrai šaknų sistema yra galingas, tikrai stipri ir be abejo, jeigu kiekvienas augalas turi gerą šaknų sistemą, jis gerai paima maisto medžiagas, jisai vystosi gerai, jisai ir nekaupia tada ir azoto, baltymų grūduose ir duoda aukščiausius kokybės rodiklius. Žiūrint į šią nuotrauką, sakykime, tai kaip ir žmogų gyvenime. Žmogaus tvirtos kojas, tvirtai eini per gyventi, tvirtai stovi, taip ir miežiam. Tvirtos šaknis, jisai tvirtai gali gerai maitina augalą, tvirtai stovi, jisai mažiau jautrus visokiam streso galimiems įtakojimams. Vienodai vystosi pagrindinis ir šalutiniai stiebai, duoda kokybiškus stambius grūdus. Yra svarbu. Ir vertinant pačius beicus Vibrant šeimos, tai ar Vibrant Star, ar Vibrant Pro, tai mes matom, kad fludioksanilas kartu su sadaksanu vienas kitą papildo ir ten, jeigu neveikia, sadaksanas nuo kai kurių ligų, ten fludioksanilas veikia ir atvirkščiai, ten, kur fludioksanilas veikia kiek silpniau, sadaksanas veikia kiek geriau. Tai mes turim visą spektrą ligų, nuo kurių tikrai apsaugo šitas beicas. Tritikonazolas čia kaip trečia, čia veikli medžiaga, jinai aišku skirta yra nuo dūkančių kūlių, nes reikalinga sisteminė, negreitai tai judanti augale veikli medžiaga, tai tritikonazolas, aišku, jis veikia ir nuo kitų ligų, bet čia jau kartu. Bet pasirinkant Vibrant Star, Vibrant Pro, sakykime, ūkininkas, jisai jau pasirinkt maksimaliai gerą, galim gauti apsaugą, jau sakykime, tai jau, kaip ir žmogui. Žmogui yra geri tvirti batai, tvirtus batai, taip ir čia mes turim, Čia tik tai, aišku, jau nėra miltlygės. Jeigu labai jautri veislė būtų, daugelis salykinių veislių tai jau nėra problema, miltlygė, kaip ir kviečiuose žeminėse. Visumoje mažiau yra problemų su miltligė. Dabar apie apsaugą nuo piktžolių kalbant, tai dviskiltės piktžolės be abejo, jos pasėliuose bet kuriuo atveju jų dygsta kartu su miežiais ir maždaug krūmijimosi metu turi būti panaudoti tie herbicidai nuo dviskilčių piktžolių. Aišku, čia galbūt fenoksi grupė patinka, nes vis viena balandos turbūt yra iš tų piktžolių, kurios vasaroju tikrai sudygsta.
Ir čia ir banvelas, ir 2,4D amino druska, MCPA ir staranė, tai va tos... Čia galima nuo 2 skilčių įvairių mišinių galima sugalvoti. Tai kaip ir galima pasirinkti, jeigu tenai praktiškai balando sudygo, dar vieną kitą piktžolę, tai galima amino druską nupurkšti ir atrodo, do šito užteks. Jeigu mes turim kibuilį piką, be abejo, tada staranė ir aišku, galima būtų naudoti ir sulfonirurėjus herbicidus, bet yra tam tikra rizika, jie labiau stresuoja, gali stresuoti. Bet man, sakykime, apsistoties aviža tuščio irgi labai tampa problema. Yra jau problema vasarinės jų mėnesį. Jau dabar visoje Lietuvoje yra, visuose beveik laukuose tuščioje aviža yra tas sprendimas, kuris padės apsivalyti nuo tuščiosios avižos. Retmenės, kurios plinta nuo lauko galo. Ir selių nebūtina skubėti anksti panaudoti. Praktiškai, kai reikėtų išskirti nuo 2 skilčių piktžolių herbicidus panaudoti anksčiau, o nuo tuščiosios avižos vėliau. Ir tai yra susiję su to, kad akselis veikia tik tai sudygusias piktžolės, kurios žaliuoja. Žodžiu, galim palaukti. Palaukus ilgiau, per tą laiką sudygsta ta retmenės ar šerytės. Ir kartu sunaikinamos yra rakselių ir tuščioje aviža ir retmenės. Ja, bet čia reikėtų kiekvienam lauke žiūrėti atskirai. Gali būti, kad tik tai vien tuščioje aviža būna. Ir dabar, kalbant apie apsaugą nuo ligų, tai yra aktuali ir kaip matom, čia neįsiskiria taip, kad būtų vėliavinis lapas labai svarbus. Praktiškai tai yra stiebas su lapamakštėmis ir jų apsauga yra svarbi, nes išaugina didžiąją dalį lyderliaus. Pats vėliavinis lapas, kaip mes žinom, miežių yra labai mažas, jisai tikrai nesminis ir augalų ta apsauga nuo ligų yra orientuojama į ligų plitimą ant žemesnių lapų. Antras nuo viršaus ar trečias lapas ir stiebas vaidina didelį, jos veikumas vaidina didelį vaidmenį generuojant derlių, įtaką derlių. Taip. Aišku, yra viena tikrai vėlyva liga, tai yra mularija. Ne kiekvienais metais jinai išplinta, bet jinai yra tikrai vėlyva ir svarbi vėlesniuose tarpsniuose, kaip ir smulkiosios rūdys. Tai fungicidai visumoj pakanka fungicidus panaudoti vieną kartą miežiuose. Ir aišku, su sąlyga, kad bus tikrai išbeicuota ta sėkla lagerų, stiprių. Pilnai sutinku, mūsų patirtis, kiek mes su sąlyginiais miežiais, tai tikrai nuo 95% atveju, ar ten 90% tikrai užtenka vieno fungicidinio purškimo, pasirinkti stiprų. Jeigu plinta miltligė, aišku, reikėtų kokią tai veiklę medžiagą, kuri efektyviai... Bet tai čia veislės savybė, bet jeigu žiūrint tai, kad šiandien sąlyginių miežių veislės jos nepasižymi jautrumo bitligė, tai praktiškai, tokį ankstyvą... Tai nėra esminė liga. Taip. Ir kitas dalykas yra labai svarbus augalas, beaugdamas jisai iš aplinkos, turi visokią aplinkos įtaką daro stresas, visokia abijotinė streso valdymas ir čia reikėtų pakalbėti apie jo valdymą. Iš principo, abijotiniam stresui mes šiandienai vystėme yra 2 produktai, Megafolis ir Quantis. Čia norėčiau pasakyti, kad kodėl Megafolis yra pirmam purškimui, kartu derinti galima labiau tiktų su augimo reguliatoriais, gali ir su herbicidu eiti, todėl kad mes matom, kad pavasarį jozai dažniausiai būna, jeigu pasėjom balandžio vidury, 16-20, tai yra vėsus oras, ta temperatūra yra žema. Vėsus oras balandžio mėnesį, tai čia, sakykime, tik tai sudygsta pasėliai, bet mes turim gegužę, kada labai kintančios yra sąlygos. Tai šilta, šalta. Tai šilta, tai šalta ir nebūtinai turi būti šalnos, nors ir jų pasitaiko. Kitas dalykas,
dažnai yra žemos temperatūros, bet ir be lietaus. Tai tikrai augalas patiria didelį stresą būtent tokiuose jautriuose tarpsniuose kaip krūmimasis, bamblėjimo pradžia. Tai megafolis šitoj vietoje labai gerai, kad yra jūros dumblių ekstraktas, nuo kvantis tinkamas labiau generuoti, apsaugoti nuo karščio bangų, nuo karščio streso. Tai toks mūsų išdėliojimas, segmentacija yra tai, kad megafolis kaip dumblių ekstraktas eitų ankstyvuose tarpsniuose anksti pavasarį, o kvantis jau sutampa su fungicidų panaudojimu. Nes tai yra praktiškai tarpsnis trečias, galbūt net ketvirtas bamblys ir tuo metu jau būna pasibaigęs beico veikimo efektyvumas ir fungicido panaudojimo laikas tame tarpsnyje duoda gerą apsaugą iki pat vegetacijos pabaigoje. Čia Latosera 0,8 litro arba Mistaras su Pekari, azoksistrobinas su protiokanazolu duoda tikrai gerą apsaugą. Žiūrint taip, agronomo akim, tai ganėtinai stipri ir tvirta apsauga nuo išgulimo DK moduso, apsauga nuo lygų DK Latosera, Mistar Pekari, ir be abejo nuo kenkėjų ir kitas dalykas yra streso valdymas, abejotinio streso valdymas, kuris ateina iš gamtos nuo oro sąlygų. Ir čia tas laureatė veislė darėm bandymus, kokią įtaką turi, sakykime, derliui. Matom prie fono 90, megafolis buvo naudotas anksti pavasarį, kai buvo vėsus orai, ir tada megafolis, kitas variantas, megafolis su kvančiu, megafolis anksti pavasarį, kvantis vėliau, kai buvo karštesni temperatūra, nes karščio banga jau streso, skaitoma, kad plus 25 laipsniai jau yra augalui negatyvi temperatūra, tai čia variante megafolis ir kvantis, mes matom, kad 250 kg, sakykim, iš hektaro papildomai augalas sugeneravo. Tai yra praeitų metų tų duomenys ir mes žinom, kad tikrai buvo ir sausas periodas, ir temperatūros buvo aukštesnės. Manau, kad čia kvančio įtaka, kad tikrai Aš manau, žiūrint, čia yra įtaka abu, sakykim taip, kad atitiko, sakykim, ir šaltis, vėsesni orai, megafolis augalui padėjo išvengti tą įtaką, žemų temperatūrą, kvantis padėjo tą pozityvų. Paskutiniais metais tikrai gegužį dar turbūt 11 ir 12 dar buvo šalnos, pakankamai stiprios. Ir čia ateinam, sakykime, prie to, čia orientacinės sąlyginių miežių auginimas, išlaidos, aišku, jas gali kisti, bet taip grubiai apie 90 eurų, tai yra tas sudėta tas, kas yra būtina, bet, žiūrint į tam tikrus produktus, tai gal galima kažkur ir normą dar pažeminti, pamažinti, bet iš principo apie 90, tai jeigu žiūrint, tai, žieminių kviečių su tokiam išlaidom augalo apsaugą aš turiu. Praktiškai pusė ką... Čia reikėtų dar dadėti antrą pusę, gal šiek tiek mažiau, bet antrą pusę reikėtų. Tai kodėl sąlyginiai miežiai yra toksai, šiuo atveju tikrai toks augalas, kuris yra ir mažiau azoto reikia, išsaugom humusą, taip pat išsaugom tą organinę anglį, kuri yra svarbu. Kitas dalykas, kad ir mažiau augalo apsaugos produktų reikia. Tai tas orientacinis, aišku, čia priklausomai nuo atskirų ūkininkų, bet taip, apie 90 eurų tai kainuoja. Ir paskutinė skaidrė apie anglies dvideginio emisiją, tai čia pasiskolinom ją iš šaltinis AHDB, iš Jungtinės karalystės, tai matom, sakykime, kad azoto gamybai, sakykime, kadangi miežiam reikia veiklios medžiagos max 90, kviečiom reikia žymiai daugiau, tai sakykime, jam pagaminti išlaidas, sakykime, CO2 emisija yra žymiai didesnė. Paskleidimas, sakykime, trąšų reikia žymiai mažiau, tai vėlgi dėka tų mažesnio kiekio važiavimo per lauką, mažiau CO2 įsiskiria vėlgi. Tręšimas yra vienkartinis, prieš sėją. Sakykime, taip, gal 2 kartų važiuojant PK, paskiau azotą, salietrą, amonio sulfatą, taip, bet iš principo yra taip, palyginant su rapsai, tai išlaidos CO2
sakykime, į atmosferą patenka daugiau, jeigu tai va. Tai žiūrint iš pusės, tai... Ir apsuosi apie apsaugą nuo kenkėjų, kiek kartų tenka su insekticidais važiuoti. Tai yra taip. Kai dabar naudojami kontaktinio veikimo insekticidai. Tai reikia palinkėti sėkmės 2024 metais ir manau, kad žemdirbiam reikėtų apsistoti ir jeigu nusprendė salikinius miežius auginti, turbūt įtraukti į sėjovainą, kaip, aš manyčiau, nežinau, jau sutiks ar ne, bet toks augalas, kuris yra ir sakykime, dirvožemiui draugiškas, kadangi ir azoto mažiau reikia, derlių ūkininkas gauna plius minus panašių kaip kviečių, gal šiek tiek ir mažesnį, čia priklauso nuo ūkio, nuo oro sąlygų, nuo drėgmės, bet tai šių dienų veislės, saliklinės veislės yra stiprios, yra derlingos, išlaidos augalų apsaugai mažesnės ir plus turim rotaciją. Savikaina visumo yra mažesnė ir sėjomainos narys yra labai rimtas, geras ir pilnai, jeigu paėmus ūkininkui, turbūt žieminiai rapsai, kviečiai, po kviečių saliklinį miežiai gerai, kadangi tręšimas mes kalbėjom, kad fosforo kalio santykis su 1:1,5, tai tada eina pupų žirniai ir vėl gerai. Trumpa palyginti vegetaciją. Po miežių galima rapsus pasėti. Tai visi galima, taip, ir rapsus galima spėti suskutus, kadangi galima ir, sakykime, sėti žirnius pupas, kitą pavarą. Tai čia žodžiu, tai labai gerai. Kaip sėjomainos narys, jis tikrai yra neutralus. Jisai netrukdo.